Labadiena, tai Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas. Studijoje šiandien du šaunūs Nacionalinės bibliotekos darbuotojai, mokslininkai, pačioje 2025 metų pabaigoje apdovanoti Kultūros ministerijos apdovanojimais. Daktarei Larisai Lempertienei, kuri yra dokumentinio paveldo tyrimų departamento Judaikos tyrimų skyriaus vadovė, įteiktas aukščiausias Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos apdovanojimas, garbės ženklas Nešk savo šviesą ir tikėk už Judaikos tyrimus ir sklaidą. Daktarui Tomui Petreikiui, docentui daktarui Tomui Petreikiui, Kultūros ministerijos apdovanojimas įteiktas už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslinius tyrinėjimus ir praktinę veiklą bibliotekose. Sveikiname, mėly kolegos, ir labai džiaugiamės. Labą dieną. Labą dieną ir ačiū labai. Jūs abu apdovanojami valstybiniais ir kitokiais aukšto lygio apdovanojimais tikrai jau nebe pirmą kartą. Kuo jums ypatingas būtent šis apdovanojimas, Lara? Šiaip kiekvieną kartą kažkoks toks pripažinimas aukšto ypatingai rango priimamas ne kaip asmeninis, jokių būdų ne kaip asmeninis ir ne kaip asmeninių nuopelnų kažkokių pripažinimas, įvertinimas. Visų pirma, nepaisant to, kad aš labai aukštai vertinau Kultūros ministerijos žingsnį, visų pirma, aš esu dėkinga bibliotekoj, kuri nominavo tam apdovanojimui ir kurioje ir vyksta visi šitie darbai. Man labai svarbu, kad Judaikos tyrimai bibliotekoje nėra užkulisiuose, tai nėra nišinis dalykas, tai yra visavertė veikla, kurią biblioteka pastebi ir palaiko. Ir jau kitas dalykas, kad per biblioteką pastebi ir kiti. Tai šis konkretus Kultūros ministerijos apdovanojimas galbūt tuo man ypatingas, kad jis vainikavo didelę programą, kurią mes vykdėm visus metus ir kuri buvo skirta Yvo instituto 100-mečiui pažymėti. Tomai? Prisidedant prie Laros minčių, iš tikrųjų, kad daugumą darbų bibliografijai, bibliotekininkystė ir knygotara, ypač kaip manom, paskui turim 5 metų, kadangi buvo šitie darbai vertinami už 5 metus, ir iš tikrųjų daug jų yra kolektyvinių darbų yra. Daug šitų darbų buvo atlikta Nacionalinėje bibliotekoje, nemažai Vilniaus universiteto komunikacijos fakultete, kuris ir teikė šitai premijai mano kandidatūrą. Tai iš tikrųjų tai kolektyviniai darbai yra be kolektyvo, kuris yra įsitraukęs, žinantis, ką daro. Ir tie kolektyvai yra seni kolektyvai, nes retrospektyvios bibliografijos darbai, su kuriais man teko dirbti ir tenka dirbti kolektyve šitą nacionalinę biblioteką, yra taip pat prioritetiniai, svarbus valstybė yra ir kad įvertina Kultūros ministerija, skirdama premiją, tai yra iš tikrųjų ne vien tik tais mano pripažinimas, bet ir mūsų kolektyvo pripažinimas, kad tai šitos veiklos yra svarbios, vertingos ir perspektyvos, sakykime, taip yra. Tai kiekvienas, aišku, apdovanojimas, ypač tas, kuris yra tam tikrų laikų įteikiamas, ir tie 5 metai buvo tikrai labai produktyvūs yra tiek mūsų kolektyvams, tiek man asmeniškai, ir tas įvertinimas tikrai maloniai nudžiugina ir skatina, motyvuoja iš tikrųjų. Kiekviename etape, tai net ir dekano, sakykime, padėkos raštas, ar ten rektoriaus padėkos raštas, tam tikrame etape jis tikrai yra motyvuoja stengtis yra ir siekti kitų pripažinimo, bet šituo atveju tikrai džiaugiuosi, kad galėjau dirbti kolektyve, ne vienam kolektyve, ir prisidėti prie šitų mokslų ateities plėtojimo. Kaip žinot, 3 mokslai, 3 labai sudėtingos tokios ir svarbios veiklos, Nacionalinėje bibliotekoje, kitose akademinėse bibliotekose, universitete dar yra, jos gyvos, veikia, dirbam ir tikim tą perspektyvą. Ne tik gyvos, bet ir kelia susidomėjimą. Ir iš tikrųjų jūs keliate pagarbą, kalbėdami, kad tai ne vien jūsų nuopelnas, kad už jūsų stovi ir kolegos, ir įdirbis didelis, ir Nacionalinės bibliotekos, ir turbūt ir kitų bibliotekų, bet iš tikrųjų paprieštaraučiau kiek jums, nes iš tikrųjų jūs patys esat veidai, protai, ir gerbiamos Laros dėka, sakyčiau, jūs esat veidas ir balsas. Judaikos tyrinėjimai
tampa žinomi, jūsų vadovaujamos skyriaus tyrinėjimai tampa žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Jūs skaitėte paskaitas, keliavote ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje pranešimus. Ir kaip įvertintumėte susidomėjimą žydų kultūra, judaika Lietuvoje ir užsienyje pastaruoju metu? Užsienyje, žinoma, žydų studijos prasidėjo kaip savarankiška mokslo šaka žymiai vakaruose, aš turiu omeny, žymiai anksčiau negu Lietuvoje. Lietuvoje tas kelias prasidėjo su Lietuvos nepriklausomybė, labai simboliška, kad šiandien sausio 13 mes apie tai kalbame, nes aš labai gerai tuos žingsnius visus prisimenu ir tai, kaip prasidėjo, kaip visuomenės entuziazmas atgavus nepriklausomybę, taip pat atgaivino ir žydų bendruomenę, nuėjome tabų nuo žydų tematikos ir tada pat prasidėjo Lietuvoje ir akademiniai tyrimai. Aš tuomet buvau susijusi su universitetu, iki galo nenutraukiau ryšių ir dabar tai galiu šitą paliudyti. Tuo tarpu bibliotekoje dar vėliau atsirado toks susivokimas, kad mūsų turimos žydų spaudos vėliau prisidėjo ir žinojimas apie rankraščius kolekcijos yra ne tik tai, kad turi vertę, tam niekada neturėjo biblioteka abejonių, bet tai nėra lokali vertė. Buvo suprasta, kad Lietuvos žydų bendruomenės palikimas, tame tarpe ir dokumentinis palikimas, yra organiškas šios bendruomenės istorijos dalis, o ši istorija savo ruožtų yra Lietuvos istorijos dalis. Užsienyje, vakaruose tai buvo suprasta dar anksčiau. Monografijos apie Lietuvos žydų istoriją, apie tą bendruomenę šlovingą pasirodė jau nuo seno. Dabar, žinoma, tie tyrimai vyksta ir toliau. Ką galima pasakyti apie šį laikotarpį, kad mes pilnai integravomės į tą tarptautinį, tą vakarietišką iš esmės diskursą ir tiek akademiniai tyrimai, tiek tiesiog bibliografiniai ir dokumentų tyrimai, archyviniai tyrimai dabar yra ne tik tai žinomi užsienyje, bet mes ir bendradarbiaujam su užsienio kolegomis, visada tampriai naudojam ir metodologijas, kurios buvo pažįstamos vakaruose, o kai kas atsiranda naujai ir pas mus šiuo metu. Turint omeny tas skaudžias patirtis žydų bendruomenės išgyventą istoriją skaudžią, su kokiais iššūkiais susidurėt dokumentinio paveldo išsaugojime ir sklaidoje ir kokie atradimai jūs pačią labiausiai nudžiugino ar nustebino? Tai gal nuo šitos dalies pradėsiu, nes atradimai vyksta kiekvieną dieną, dirbant su tom kolekcijom, nes iki šiol bibliotekoje mes turime dar nepažintų lobių, mes visą tai vadiname lobiais, nes tai yra tikrai nekainuojamas palikimas. Žinoma, būna tokių ryškių atradimų, kaip pavyzdžiui pernai rastas inkunabulas. Tai čia jau toks labai garsus dalykas, bet kiekvienos dienos tylus darbas su dokumentais neša tą atradimo džiaugsmą, neša ir ašaras, nes visi šitie mūsų turimi lobiai yra fragmentuoti, nėra pilni, tai yra ir darbo iššūkis, kai reikia identifikuoti fragmentus, kai reikia suprasti, kad tu negali pasikonsultuoti su savininkais, nes jų nėra. Ir aš turiu omeny ne tik tai gyvybių praradimas, bet ir žydų institucijų, kurių palikimą mes turime, nebuvimą, nes viskas buvo destruktuota absoliučiai dar sovietais 1940 metais, o paskui, žinoma, tiesiog sunaikinta nacių okupacija ir jeigu mes turime dabar tą palikimą, tai čia ir šiaip yra didžiulis stebuklas. Bet tai yra labai reikalaujantis paveldas ir labai toks keliantis iššūkių kiekvieną dieną. Tai mes tuo galima pasakyti, kad bibliotekininkų, arba žmonės taip galvoja, kad bibliotekininkų archyvistų darbas yra labai toks tylus, apie emocijas, kad čia kalbėti. Bet nuobodus, toks vienodas, ar ne? Taip, gal tiems, kurie darbą tą daro nenuobodu, bet jis nėra, su emocijomis nėra susijęs. Tai apie mūsų darbą aš taip nepasakyčiau, mes tikrai labai emocionaliai reaguojame į tai, ką darome, nes tikrai negali kiekvienas šitų dokumentų primena apie tai, ką jūs iškėlėte klausimo pradžioje, apie tą netektį, apie tai, kad nuo tų žmonių, nuo jų kultūrinės veiklos tik tiek teliko. Stebuklas, kad liko. Tiesa. Taip.
Ir Tomai, kalbam apie jūsų tyrimų sritį. Jūs esat vienas iš šiuo metu žinomiausių, aktyviausių lietuvių spaudos tyrinėtojų. Tai kaip lietuvių spauda prisidėjo formuojant Lietuvos viziją ir kaip tai aktualu dabar? Spauda yra masinės komunikacijos priemonė. Jeigu knyga yra daugiau individualios raiškos, iš tikrųjų individuali raiška daugiau, aišku, gali būti įvairiai ir politinė, ir grožinė literatūra, ir visa kita. Tai spaudoje vienai per kitaip yra formuluojama tam tikro kolektyvo, tas matymas. Ir mūsų ta lietuviškoji spauda, kurią mes turėjom nuo 19 amžiaus pradžios, yra ypač ta, kuri, dabar mes kadangi dirbam prie laikraštėlių, tai yra tų rankraštinių, šapirografuotų, hektografuotų, dauginimo priemonėm įvairiom daugintų laikraštėlių, kurie iš esmės buvo necenzūruojami, netikrinami, kai kurie leidžiami apskritai tik pogrindinėmis sąlygomis. Tai jeigu žiūrėtume šitą dalį arba į tą dalį, kuri buvo leidžiama, pavyzdžiui, Aušra ar kiti leidiniai, ar Amerikos lietuvių leidiniai, tai iš tikrųjų, aš pastebiu, ar net ir sovietmečių, Katalikų bažnyčios kronika ar kiti leidiniai, mes turėjom gana nemažą leidinių dalį, kuri buvo ta vadinama alternatyvioji spauda, nes tik po 90-ųjų metų Pilara, kadangi kalbėjo apie tą laiką, užsiminė, mes jau daugiau ar mažiau galim demokratiniam priemonėm savo nuomonę išsakyti ir formuoti tam tikrą pasaulėžiūrą, atstovauti ir visą kitą. O iki tol tai spaudos įstatymai iš tikrųjų daug ką reguliavo. Tai mes lietuvių periodiką pasižymi tą vadinamą alternatyviąją, kitokią necenzūruotų turinių. Ir tai buvo įvairios priemonės, kaip tai buvo pasiekami, leidžiami, pavyzdžiui, vienkartiniai leidiniai, kurie tiesiog išeidavo vienas numeris labai panašu į periodiką, jau ten cenzūra susidomi, sulaiko ir jų numerio nėra. Kai kada tie vienkartiniai leidiniai, tai būtų Vilniaus laikotarpiu, kai buvo Lenkų okupacijos laikotarpis, 1920-ieji, 40-ieji metai, tai kai kada po uždaryto leidinio eidavo 5-6 ar ten 14 net vienkartinių laikraštėlių, kur vis kitas redaktorius, visas kitas bet visi suprasdavo, kad yra tai tas pats leidinys, taip pat yra įformintas, yra tik tais ten viena raidė ar vienas pavadinimo dalis ten skiriasi ir visa kita. Tai mes viena per kitaip turėjom tą vadinamą alternatyvėje spaudą, ką galim labai ryškiai matyti iš tų laikraštėlių, kur bendruomenės įvairios, ar tai būtų pirmo pasaulinio karo metais, kai net ir šių šapirografų, hektografų, rotatorių mes neturėjom, bet buvo rankraštiniai laikraštėliai, kurie rašė apie tas klausimus, ten daugiau jaunimas leisdavo, kurie buvo tikrai nepatogus ir jeigu būtų patekę į rankas kaizerio žandarams, tai didelio malonumo tikriausiai tie leidėjai nebūtų patyrę. Tai mes tikrai turėjom tą alternatyvę ir kai jeigu lyginame tai, pavyzdžiui, su Latviu, su Estu, kur jie daugiau ten legaliai kai ką leido, iš tikrųjų daugiau yra, tai mūsų būtų kovingesnė. Mes daugiau galėdavom pasakyti, todėl kad mūsų necenzūruodavo, arba mes rasdavom kažkokius kitokius būdus savo tą nuomonę. Tai taip, tos politinės, tos batalijos, ar ten socialdemokratų, ypač jie labai kovingi būdavo, ar ten ir krikščionių demokratų ir kitų. Tarybiniais metais irgi egzistavo tų įvairių tokių pusiau legalių ar nelegalių ir net Sąjūdžio metais irgi. Mes tą irgi turėjom, iš tikrųjų, nieks negalėtų paneigti, kad Sąjūdžio spauda jau, juk jį visiškai nebuvo laikomasi tos cenzūros spaudos įstatymų. Tai paliudija mūsų tą tokį, galimybę, sakykime, ir mūsų tam tikras tradicijas. Ir paliudė, kaip gerbiama Lara paminėjo, mes studijoje šiandien esam sausio 13-ąją. Tai ta spauda liudija mūsų visą laiką veržimąsi į laisvę, ar ne? Laisvės troškimą. Taip, kažkaip mes surasdavome tos būdus, nes turėjom Amerikos lietuvių bendruomenę, turėjom savo tarybinę. Ir anksčiau, aišku, turėjom. Tai buvo būdai tam tikri, kuriais mažoji Lietuva labai svarbią vaidmenį vaidino. Tai jeigu spaudos draudimo laikais pasimtume, pavyzdžiui, Aušros archyvą, profesoriaus Domo Kauno parengtą, skaitytume laiškus, kurie daugiausiai buvo adresuoti Jankui, bet siųsti iš įvairios Rusijos vietų, centrinės Rusijos, Peterburgas, Odesa ir visa kita. Tai ten visiškai normalūs susirašinėjimai. Vienas užsako, kai tas gauna, lyg tai spaudos draudimas neegzistuotų. Todėl, kad tik tais čia tuose vakarinėse gubernijose Kauno, Vilniaus,
Kuršo gubernijose, tai buvo žinoma, kas tas yra spaudos draudimas ir būdavo tie paštas prižiūrimas. O visur kitur visiškai legaliai viskas ėjo. Bet, mūsų lėšomis, mūsų autoriai, redakcijos čia veikdavo, Lietuvoje veikdavo, čia būdavo tie rankraščiai ruošiami. O ten tik tais užbaigiamas tas leidybos procesas. Tai iš tikrųjų mes turėjom tam tikras tokias skirtingas sąlygas yra, todėl tas spaudos draudimas ir baigėsi nesėkme Rusijos įvestas 1864 metų. Tai mes tokio ir atrodo, kaip ta žolė pro asfaltą prasikalusi, vis tiek negalėjo uždrausti. Alternatyvą visada kažkaip rasdavome, ar per tos Amerikos lietuvių ryšius, ar kažkokius kitus ryšius, ir ta katalikų bažnyčios kronika. Tai grinai yra pakartojimas to viso proceso. Bet iš tikrųjų ir lietuvių sutiksi bet kurioje pasaulio dalyje ir tie spaudos procesai gali būti vykdomi. Iš tikrųjų, Tomai, jūs esat gana jauno amžiaus mokslininkas ir visą laiką, matyt, kryptingai siekia savo tikslų, kryptingai besidomintis tam tikromis sritimis, lietuviškąja spauda ir knygotyra, bibliografija. Ką patartumėt visiškai jaunam žmogui, studentui iš savo sėkmės istorijos bokšto, kuris, galbūt svarstytų domėtis šiomis temomis taip pat? Smalsumas yra didžiausias katalizatorius, yra ir tam tikros mokyklos, kurios leidžia prisilies tam tikrais žingsneliais. Taip atsitiko, kad Plungėje veikia Simono Daukanto bibliofilų klubas, o mano auklėtojas ir buvo bibliofilų klubo pirmininkas. Tai jau turėjau progą prisiliesti prie spaudos ir pažiūrėti visai knygų, visai kitų kampų. Labai anksti sužinojot, kas Vilniuje veikia tuo metu Martyno Mažvydo bibliofilų klubas, kuris iš tikrųjų labai akademinis. Tai yra paruošiama, kadangi lankiau šitą klubą nuo pirmo kurso atvykęs į Vilnių, 6 metus tokius svečio teisėmis, kiekvieną mėnesį, pranešimai, visą kitą, tai iš tikrųjų mane ruošia knygotyros studijomis. Paskui aš knygotyrą studijavau magistratūroje dar 2 metų. Tai kažkaip tokiu būdu, jeigu kažkaip, tokios smalsumo, sakykime, ir tos galimybių išnaudojimo yra. Jeigu yra galimybės, jeigu, domina tam tikros temos, dabar informacijos yra labai daug, iš tikrųjų įvairios yra, ir paskaitas galima žiūrėti, daug įrašymų, ir kad ir mūsų šitos laidos tikrai, nebėra jau būtina gyventi ar Vilniuje, ar Kaune didesniuose miestuose. Daug tos informacijos įvairiais būdais galima susirinkti, yra net atskiri ten šitie nuomonės formuotojai, ar ten kokiame net ir Facebook'e dabar aš irgi seku vieną antikvarą amerikiečių, kuri pristatinėja senas knygas, pasako, kurie tos vertybės, kur čia kokie aspektai yra vertingi, mažiau vertingi. Taip daug, labai tokio dėmesio, neinvestuojant, sakykime, galima susidaryti tam tikrą, savo tokį informacinį, tą tokį, aplinką, kurioje tu vieną per kitaip kažkaip gauni, matai, domiesi. Tikrai mes turime, ir knygų mugės, parodos įvairios, tai jeigu domitės knygomis, tikrai patinka šitos veiklos, tai yra ir specializuotos leidybos studijos, mes Vilniaus universiteto komunikacijos fakultete turim leidybos ir reklamos studijas, yra ir kitose universitetuose panašus dizaino, tai domina knygos, tai čia yra tik galimybių tikrai yra labai, labai įvairių. Nes knyga kaip tyrimų objektas tai turi labai daug aspektų. Tik savo profesinę karjerą galima sieti įvairiais aspektais su knygomis, čia tiek nuo redagavimo, leidimo, poligrafijos, dizaino yra. O šiaip tai tikrai smalsumo. Daugiausiai reikia smalsumo, nes ką aš pastebėjau, kad visos žinios tos, kurios yra įgyjamos ar ten universitete, ar kažkokiai formalioje, neformalioje aplinkoje, jos vėliau kažkur būna reikalingos. Net ir Vilniaus istorijos dalykai, kurį aš klausiau kaip žemaitis, man buvo nelabai įdomios jos, nes man Žemaitija, mano meilė yra, bet mane vedė tas paskaitas profesorius Aivas Ragauskas ir aš taip gana abejingai žiūrėjau, bet teko sudaryti čia prieš keletą metų Vilniaus bibliografiją ir tos visos žinios ir tie visi kontaktai buvo mano, didelis, sakykime, indėlis. Jeigu jų nebūtų buvę, tai sudėtingiau būtų man vadovauti visam kolektyvui ir tą kaip sudarytojo vaidmenį atlikti. Tai iš tikrųjų viskas, jeigu ateina savo laiku, vėliau duoda tam tikrą naudą. Tomas sako, kad smalsumas pagrindinis variklis, o jums kaip Lara, kas jūsų katalizatorius?
Mano, aš irgi sakyčiau smalsumas, bet mano kelio judaika pradžia buvo lingvistinis smalsumas. Aš esu filologė ir kai atsirado galimybė studijuoti hebrajų kalbą, dar nelegaliai beje, tokioje naminėje grupėje, paskui greitai dalykai pasikeitė ir jau galima buvo ir kitais būdais studijuoti. Tai mane sudomino tiesiog kalbos fenomenas. Aš galiu pasakyti, kad su tuo labai mažai buvo susijusi mano žydiška kilmė. Jeigu, pavyzdžiui, tą akimirką mano gyvenime būtų man pasiūlyta ar atsivertų galimybę studijuoti, ką žinau, kino ar japonų kalbą, galbūt aš irgi tą daryčiau. Bet jau su kalbos studijų pradžia atsirado ir susidomėjimas kultūra, tada atsigaivino kažkokie vaikystės prisiminimai. Jau klausti, ar buvot girdėjusi tą kalbą anksčiau? Hebrajų ne, bet jidiš taip. Mano močiutė kalbėjo jidiš, tik tai, kad aš visiškai nesidomėjau tuo metu. Kaip ir daugelis vaikų savo naminę aplinką mažai domisi. O tada pradėjo viskas jungtis ir tada tas kelias prasidėjo ir jau po daugelio metų, kai buvau pakviesta aš dėstyti hebrajų Vilniaus universitete, tai aš atėjau ne vien tik tai su lingvistinė tam tikrą ekspertizę, nes čia buvo jau ir po studijų Izraelyje ir taip toliau, bet ir su platesnė, nors dabar suprantu, kad tada dar vis labai siaura, kultūrinė perspektyva. Jūs abu, džiaugiuosi, esate mano kolegos iš Nacionalinės bibliotekos, tai kiek buvimas Nacionalinėje bibliotekoje šitame kultūros informacijos mokslo centre padeda jūsų mokslinėms veikloms? Tomai. Kai kurios mokslinės veiklos yra čia ir vykdomas iš tikrųjų, jeigu kalbam apie retrospektyviosios bibliografijos darbus ir tie kolektyvai, kurie nuo knygų rūmų laikų yra, tai jeigu norėtume plėtoti šitos tyrimus, knygotyrinius tyrimus, nes knygotara remiasi bibliografijų iš tikrųjų įdirbių, yra sisteminių įdirbių, tai yra mes kaip būtume tik vartotojai. Tos informacijos, aišku, turėtume laukti, kada jie atsiranda, visa kita, tada jau galėtume ją naudoti ir savo tyrimams, knygotyriniams darbams. Bet kadangi tu kaip dalyvauji tuose procesuose, matai, kaip viskas gimsta, gali koordinuoti, gali planuoti šiek tiek vieną per tam tikras veiklas, tai arba, teikti ekspertinę, sakykime, nuomonę, nes viskas yra dinamiška pasaulyje, iš tikrųjų yra dabar, yra skaitmeninimo įvairios iniciatyvos, visa kita, ir tą mūsų dokumentinį paveldą mes daugiau žvelgiam, aišku, per bibliografo tą prasme yra. Matome yra, bet yra vis dėlto tie bibliografiniai duomenys, kokie bebūtų, jie sudaro visų skaitmeninių objektų metaduomenų pagrindą ir visa kita yra. Tai jeigu taip žiūrėtume iš tos akademinės perspektyvos, jeigu manęs nebūtų Nacionalinėje bibliotekoje, tai aš aišku būčiau tas vartotojas bet kokiu atveju, bet kai tu gali dar ir matyti, kaip tai yra kuriama, kokių šaltinių, kaip daroma ir visa kita, tai kai kada gali ir pakreipti, kad būtų kai kas, sakykime, labiau akademiškiau, atsižvelgiam iš šios dienos lūkesčius yra, į galbūt ir tavo lūkesčius ir tos temos yra, nes tai yra viena kita papildoma. Plus, žinoma, kai yra leidžiami tokie fundamentalūs darbai, nacionalinės retrospektyvos bibliografijos darbai, ar ten atvirukai, paskutiniu metu smulkiai spaudiniai, ar dabar planuojame išleisti laikraštėlių bibliografiją, tai tenka rašyti kartais ir įvadinius straipsnius. Tai jau tada viską peržiūri visą rankraštį, ne taip kaip recenzentas, tam tikrus aspektus galbūt pažymima, tai yra, bet peržiūri labai nuosekliai, tai tokiu būdu atsiranda dar ir tas, kuris galbūt kai kurios aspektus dar pastebi ir bibliografai dar gali pataisyti, patobulinti, sunorminti, sakykime, kai kurios sprendimus, visą kitą, nes tai yra bibliografo darbas, taip pat yra ir kūrybinis darbas ir iš tikrųjų, nes mes ruošiam šaltinius vartotojams, bet nėra tokio, kaip čia pasakius, vieningo kažkokio kanono, kad viskas vienodai, vienai per kitaip kiekvienas kiekvienas tas sumanimas savaip kažkiek tai koreguoja tuos sprendimus, bibliografinius sprendimus. Tai jeigu laiku yra pastebima, tai tu gali dar kai ką ir patobulinti, sakykime, taip yra. Tai vat, taip tikrose etapuose, kadangi prisijungiu,
Tai džiaugiuosi, kad galiu ir patart kažką yra, bet tuo pačiu galiu ir jau ir apibendrinti tam tikrus duomenis, laiku apibendrinti ir tie iš tikrųjų mūsų bibliografiniai darbai yra lydimi studijinių straipsnių, apžvalgų ir visa kita, kad ir ne vien tik tais pateikiamas yra, kaip Lara sako, ir ne iš jūsų iš lingvistinės perspektyvos, mūsų iš bibliografinės perspektyvos, bet ir dar tą kontekstą iš tikrųjų. Tie duomenys yra jau vienaip ar kitaip apibendrinami ir pateikiamas tam tikras pasakojimas. O kaipgi vis dėlto vyko ta leidyba arba ten tas. Man labai patiko tavo apibūdinimas, visai neseniai tu sakei ir kai vertindama savo veiklą dirbi ir Vilniaus universitete, tai būtent nacionalinėje bibliotekoje, kad nacionalinė biblioteka yra duomenų fabrikas. Tai man tai patiko, duomenų fabrikas, kuriame duomenis. O kaip jums padeda nacionalinės bibliotekos sienos, saugyklos ir visi kiti turtai, Lara? Nacionalinė biblioteka dabar aš tikrai galiu pavadinti savo profesionaliais namais, nes viskas čia apsijungia ir čia aš labai pritariu Tomui, kad bet kokios žinios gautos praverčia pasirinktame profesionaliame darbe, galbūt ne nuo pradžių, galbūt susivoki tai ne iš karto, bet tas vyksta be abejonės ir pavyzdžiui Aš esu slavų lingvistė, slavų filologė, tai kalbų, ne tik tai žydų kalbų reikia žinojimo, kai dirbi su žydų spauda ir dokumentais. Nes žydų bendruomenė buvo poliglotinė bendruomenė, polilingvistinė bendruomenė ir dabar situacija yra tokia, kad pavyzdžiui, tik kalbant apie praeitus metus, kai dirbome mes masyviai su Yvo instituto palikimu, suskaičiavau aš vien susirašinėjime 14 kalbų. Yvo kaip institucija tiek naudojo. Pavyzdžiui, kai kurių yra daugiau, kai kuriom kalbom yra daugiau, kai kuriom mažiau, bet Yvo yra tik tai vienas pavyzdys. Šiaip tos bendruomenės palikimas reikalauja plačios lingvistinės perspektyvos iš vienos pusės. Iš kitos pusės mano susidomėjimo sritis šiaip yra Europos ir Lietuvos žydų kultūros istorija. Ir aš mokausi dabar iš tų dokumentų ir ne tik tai gali kažkaip papildyti mano mokslinius tyrimus, bet mano tyrimai gimsta dabar, nauji tyrimai gimsta iš tų naujų šaltinių. Šitie šaltiniai yra visiškai neišsekiami ir iš tikrųjų tas mokymasis iš jų vyksta kiekvieną dieną. Iš kitos pusės man labai patinka ir patogu, kad šitie tyrimai nebūtinai turi pasireikšti tik tai akademinio rašymo formoje. Tas vyksta dalyvavimas konferencijose, straipsnių rašymas, knygų redagavimas, pavyzdžiui, praeitais metais paruoštos 2 knygos mūsų centro ir tas be abejonės yra svarbu. Bet taip pat svarbu, kad mes norime su tais dokumentais, tiksliau su jų nešama žinia supažindinti plačią visuomenę. Dėl to esame aktyvūs socialiniuose tinkluose, dėl to bandome juose nerašyti kažką apie žydus, o tiesiog pristatyti mūsų dokumentus ir pristatyti tos mini pasakojimus. Tokiu būdu pasidalinti dar vykdome ir kitas edukacinės veiklas, mokslo populiarinimo veiklas, nes mums labai svarbu, kad ne tik tai mes iš to gautume akademinės ar kultūrinės naudos, bet kad mes galėtume šiek tiek edukuoti ir visuomenę. Labai ačiū Jums už atsakymus. Šiandien studijoje talentingi mokslininkai daktarė Lara Lempertienė ir daktaras Tomas Petreikis. Tai buvo Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas ir aš jos vedėja Rasa Januševičienė. Tinklalaidė pasirodo 2 kartus per mėnesį. Kviečiame klausytis.